Sveiki visi atvykę į dar vieną epizodą. Pamokos epizodą, kuriame parodysiu kaip įskelt save game'ą. Į GTA 4, pavyzdžiui. Tai man idėjos. Nebeturiu idėjų. Viskas. Seriously. Shut up. Tai vat, neturiu idėjų. Tai dar turiu vieną idėją be šitos ir jo. Biškai čia įsiblaškiau, pagalvojau. Gerai. Tai nueinat į pirmas surandat savo, kur yra tie failai GTA 4. Nueinat į dokumentus ir surandat Rockstar Games, GTA 4, save game'ai ir vat. Aišku, dar gal reikėtų direktorijos, tai GTA 4. Ne visų reikia, bet kai kurių reikia. Nueinat į linką description'e ir vat. Esmė yra tokia, kad surandant kokį nors save game'ą. Dabar nežinau kokią aš čia turiu, nes žodžiu galim gal iš to bandyti. Čia lenkų kalba kažkokia. Ar kanačių man neįdomu šiaip. Ir vėl per daug paspaudžiu, Jesus. Pavyzdžiui, gal šitą galim. Gerai, spaudžiam download. Išsiunčiam. Ir vat. Darom. Ir tas čia, pavyzdžiui, tai nematau. Aiva. Čia yra senas įgėjimas, kaip matau. Čia turbūt naujas. Taigi yra, dažniausiai čia būna 3 skaičiai. Nuo šimtinio iki 14. Nuo šimtinio iki 14. Tai vat. Tai vat. Tai vat, jeigu yra X šitas va, tai tiesiog pasirašot kokį skaičių norit. Pavyzdžiui, aš noriu ant žodžio va tai va. Čia galim pažiūrėti koks šis vienas. Ai, čia šitas. Anyway. Tai va, biškai užkimau. Nežinau, kas noris man. Bet aš siunčiau šitą į šitą. Pakanalė. Tai va. Tai va, tiesiog gal šitam reikėtų, man atrodo. Tiesiog ateinat. Nueinat į šitą save games. Ir įmetat va čia man. Aš nemėsiu, nes turbūt kokį nors kitą save game'ą sudarinčiau. Nes aš čia esu šitą tiesiog galite mesti, aš tai nenoriu, nes nenoriu kitą save game'ą pakeisti. Tai vat, ir dabar va, jeigu yra X-Liveness, tai dažniausiai gal reikėtų šitą o šitą va. Jeigu norit, galite abu įsikelt, bet nėra labai didelės prasmės, tai va galite kelt. Ir dažniausiai įsikeliu abu, nes whatever. Žodžiu. Tai va, kaip ir šiam epizodui tiek. Dėkui, kad žiūrėjot.
susitiksime kitam epizode.